Šėtos kraštas garsus savo istorinę praeitimi. Garsus taip pat ir žodinio bei muzikinio paveldo bei jo gyvastimi. Šėtos apylinkėse yra užrašyta be galo unikalių vestuvinių, karo, darbo dainų. Kai kurios dainos, tokios kaip Pagirių krašte užrašyta Oi brolio broliukėlio vestuvinė, jau sutemo temela jaunimo, yra žinomos ir dainuojamos net visoje Lietuvoje. Taip pat iš Šėtos krašto labai vertingos yra darbo dainos. Ir šitos dainos skambėjo net tarptautiniuose folkloro festivaliuose Vilniuje bei Respublikinėje dainų šventėje. Šėtos kraštas iš tikrųjų yra labai garsus pateikėjais, tokie kaip Genovaitė, Pavasarienė iš Pagirių krašto yra pateikusi arti 100 dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos pavyzdžių. Šėtos apylinkės turi nepaprastą pasakotoją pateikėją, tai būtent Monika Riaubienė ir vyras Vaclovas Riauba, kurie dar prisimena begalį pasakų, padavimų, sakmių ir aišku šito krašto dainų, kurios yra be galo vertingos. Ir pačios tokios vertingiausios yra Per šilelį jau jaunimo tematika, taip pat daug vaišių dainų prisimena vestuvinę tematiką dainų. Gimiau Vašėtės kaime, Šėtos miestelį, Kėdainių rajone, buvo apylinkė. Vašėtės kaime. Mūsų šeimoje buvo 8 vaikai. 1 brolis ir 7 seserys. Brolis miręs, o 7 seserys gyvenam. Aš tai gimęs Pračių kaime, Vaclovas Riauba, Šėtos bažnyčia krikštytas. Mūsų didelė šeima. 7 broliai ir 4 seserys. Tai dar didesnė už žmonos šeima, tai va. Ir likau tik vienas dabar. Tėvelio broliai netoli gyveno irgi. Tai tėvelio broliai ateidavo, jie lūduriai, mėgdavo mėžienę laus daryti, tik mėžienę laus. Sopinės purga labai skaniai padarė, nes stiprų tokia atsigertelų. Putas eina, tai broliai ateina pas tėvelį. Sekmadienį vieną eina laukus apžiūrėti, jau riebai ar plaukiai, rugiai. Tai jie dainuoja, eina dainuoja. Ir mes užpakalį, mes vaikai lekiam užpakalystom. Kur jūs lakite, mes mums labai sekavo, kai sakė seniau. Paklausyti, jie visokius dainus dainuodavo, ir mes iš jų dainų. Dainuodavo Strelčiukas, Per šilelį jau tokie senovinės dainus dainuodavo. Išėjo Strelčiukas į girią medžioti, paleido šunelius, pradėjo dūmoti. O Dieve, kaip tave myliu, kodėl aš ant žvėrių laimės neturiu. O Dieve, kaip tave myliu, kodėl aš ant žvėrių laimės neturiu. Bėkite šuneliai, po girią lakiokit, jeigu ką surasit, tuoj ženklą duokit. Šuneliai po girią lakiojo, nieko nesuradę, torgiai sulojo. Šuneliai po girią lakiojo, nieko nesuradę, smarkiai sulojo. Atėjo Strelčiukas prie šunų lojančių, atrado mergelę pievoje miegančią. Šunia cicit, šunis nelokit, išmiego mergelės nepabudinkit. Cit, cit, cit,
šunys nelaukit, išmiego mergelės, nepabudinkit. Atbudo mergelė, pievoje mieganti, rado streičiukėlį, šalia stovinti. Strėličiuke, ko tu čia stovi, aš nevilks nelapė, tu mane šausi. Strėličiuke, ko tu čia stovi, aš nevilks nelapė, tu mane šausi. Tu nevilks nelapė, tavęs nešausiu, bet pirmai pažinčiai ir pabučiuosiu. Strėličiukas meiliai pabučiavo, o pirmai pažinčiai davė žiedą savo. Strėličiukas meiliai pabučiavo, o pirmai pažinčiai davė žiedą savo. Alutį gėriau, gražiai dainavau, alutį gėriau, gražiai dainavau. O kas išrašė mano veidelį, o kas išrašė mano veidelį. Apynio spurgas, miežio grodelis, apynio spurgas, miežio grodelis. Tai jis išrašė mano veidelį. Tai jis išrašė mano veidelis. Apynio spurgas aukštai vyniojas, apynio spurgas aukštai vyniojas, aukštai vyniojas, plačiai šakojas, aukštai vyniojas, plačiai šakojas. Šitas kraštas yra garsus ir muzikantais. Ir čia armonika grojantis garsėjo šviesios atminties Stasys Pačepavičius, kuris mokėjo be galo daug kadrylių, polkų, valsų išraityti armoniką, taip pat Algimantas Dirsė, o šiuo metu muzikinę gyvastį palaiko Artūras Ruša. Šitos apylinkių folkloro gyvastį palaiko vietoj susikūręs folkloro ansamblis Sidabrinė gija. Oi, turu, taru, taru, nelė žalioji, kodėl nežalioji, žiemą vasarėlė, kodėl nežalioji, žiemą žaliuosiu žiemą vasarėlę, nes jais esu
Mūsų kolektyvas gyvuoja nuo 1975 metų. Buvo kelios pertraukos, kai kolektyvas buvo, kaip sakyti, išyręs, vėliau vėl buvo atkurtas ir vėl buvo pertraukos. Aš kolektyvui vadovauju jau 6 metus. Pradėjau 2007 metais. Gavau neblogą palikimą iš kitų vadovų. Mano nuopelnas čia menkas, čia pagrindinis darbas padarytas prieš tai buvusių vadovų. Mūsų repertuaras gana įvairus. Pats pagrindas tai folkloro dainos. Yra dalis dainų užrašytų Šėtos apylinkėse. Ypač mėgiamos dainos užrašytos iš Monikos Riaubienės, kuri nemažai metų dainavo mūsų kolektyve ir jos indėlis yra labai svarus. Esu gimęs 1963 metais, esu šėtiškis, mano tėveliai šėtiškiai. Pradėjau grot armoniką būdamas 13 metų, tai būtų 75. Mano pirma mokytoja buvo mano mama. Nors mama faktiškai beveik nemokėjo grot armoniką, rimtai grot. Šiek tiek viena ranka mokėjo melodiją ir bosus atskirai. Ir tokios pirmos pamokos man buvo iš mamos, kaip reikia iš klausos, grojant melodiją, kaip reikia akomponuoti bosais. Kai tapau vadovu, susiradau čia, pradėjau ieškoti liaudies muzikantų ir pats pirmas muzikantas Algis Dirsė, su kuriuo mes labai greit susidraugavom. Ir aš pradėjau mokytis iš jo, liaudiškų stilium grot, kadangi mano grojimas tai toks, žinot, per daug ornamentuotas, per daug stilizuotas. Ir va šitie kūriniai, tai būtent Algio Dirsės palikimas.
Radviliškio istoriją mena piliakalnių gausa. Ir pats gražiausias, net Kėdainių krašte, tai yra Bakainių piliakalnis. Surviliškio kraštas neatsiejamas be kryždirbio Vinco Svirskio, kuris yra padirbęs 200 kryžių ir koplytstulpių. Taip pat šitas kraštas yra unikalus tuom, kad išlaikęs yra iki šių dienų kai kuriuos papročius. Ir čia pats unikaliausias paprotys iki šių dienų išlaikytas Užupės kaime Velykų 2 dienos laistymo arba, kai vietiniai sako, prausimo paprotys. Kraštas garsėja ir žodinio bei muzikinio paveldo gyvastimi. Iki šių dienų yra šitame krašte daug pateikėjų, kurie prisimena karo, šeimos, vestuvių dainas. Tai reikėtų paminėti iš Kalnaberžės kaimo Veroniką Mikėnaitę, kurie pateikusi arti 100 pavyzdžių pasakojimosios ir dainuojamosios tautosakos. Taip pat kita dainininkė ir pasakotoja, tai būtent Janina Rumbienė. Kraštas dar įdomus tuo, kad čia garsėjo nuo senų laikų ir muzikantais. Ir jau aišku šviesios minties buvęs garsus muzikantas Vytautas Baltušis, po to jo pasiekėjas ir tradicijos perėjimės buvęs Juozas Rumba, kuris ne tik harmoniką grojo, bet ir bandoniją. Ir man dar teko garbė su šituo muzikantu bendrauti, tai jis man pasakojo, kad yra atgrojęs daugiau kaip 100 vestuvių, o dar kiek krikštynų ir visų pasilinksminimo nei pats nemenąs. Gražios yra dainuojamojo folkloro tradicijos išlaikytos Kalnaberžės kaime ir gyvos iki šių dienų. Kaimo folklorą iki šių dienų mena vietiniai minėti pateikėjai. Taip pat šitame kaime susibūręs folkloro ansamblis Kalnaberžiai. Oi, ąžuolė, ąžuolė, kodėl nežaliuoji? Kur padėjai žalius lapus, kodėl nemirguoji? Kur padėjai žalius lapus, kodėl nemirguoji? Ir pakyla šiaurės vėjas, nulaužė šakeles, išnešioja žalius lapus po visą šalą. Išnešioja žalius lapus po visą šalą. Kurie krita ant kalnelio, tie ilgiau pabuva. Kurie krita į slainelį, tie greičiau supūva. Kurie krita į slainelį, tie greičiau supūva. Tie lapeliai bekrisdami teisybę pasakė, kad man jaunam jaunutėliui reiks į karą jot. Kad man jaunam jaunutėliui reiks į karą jot. Tris mylias gireles, vienokios aglalės, vienokios aglalės, karpytos šakelės, vienokios aglalės, karpytos šakelės. Vienokios aglalės, karpytos šakelės, nerandu bernelis, sau mielos mergelės. Nerandu bernelis, sau mielos mergelės. Kad rastų mergelą, ramintų širdelą, ramintų širdelą, per visą viekelį. Ramintų širdelą, per visą viekelį.
širdelė, ar meilus žodelį, ar meilus širdelė. Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus folkloro ansamblis Kalnaberžė gyvuoja nuo 1959 metų. Keitėsi vadovai, keitėsi repertuaras, o turime 2 moteris, kurios yra išlikę gyvos liudininkės visos tos istorijos, viso to ansamblio. Jos, tai Elytė Liubertienė ir Janina Rumbienė, jos dalyvauja nuo pat pirmų dienų. Repertuaras ansamblio yra jų atsineštas iš prisiminimų gyvų, kada jos dar būdavo jaunas panelės ir jų laikais tas dainas dainuodavo. Dainos 3 mylės Girėlės, Mergytė jaunoji, o Ežuolė žalėlį dainuojamos mūsų krašto tarme ir yra mūsų krašto dainos. Jas dainuodavo net mano promočiutė. Mergytė jaunoji, kas sudaumoji, kad varga bernelį pasidavoji, kad varga bernelį pasidavoji. Turtuolis bernelis šalis stovėjo, man ją veidelis dagių dygėjo, man ją veidelis dagių dygėjo. Vargdienis bernelis šalis stovėjo, man ją veidelis žiūrėjo, man ją veidelis žiūrėjo. Turtuolė bernelė, laukai nearti, vargdienė bernelė, ir užakėti, vargdienė bernelė, ir užakėti. Turtuolė bernelė, jaučiai saugyti, vargdienė bernelė, paties saugyti, vargdienė bernelė, paties saugyti. Mano mama žino pasakojimą, kurią jį papasakojo jos baba, kai jinai dar buvo visai maža mergaitė, apie tai, kaip Dievas išėjo į kaimą pasivaikščioti. Gimiau ir užaugau ir pasenau. Kalnaberžė seniau būdavo Vitėnų kaimas. Buvo šitas Survilškių valsčius, Kėdainių apskritis, tais laikais, kaip aš gimiau. Iš jaunų dienų prisiminimų tų, kur mano močiutė būdavo kūrena pečių, aš sėdžiu va tai su vienais baltiniukais, tokių kokių 4 metų. Ir močiutė man pasakodavo tokias visokias pasakas. Vaikščioja Dievas po svietą, šnekant taip. Vaikščioja ir žiūrėjo, kaip gyvena žmonės. Vaikščioja, eina per lauką, žiūri, ari vyras su jaučiais. Išvara vieną vagą, palieka ir grįžta tuščiom, vėl vara vieną vagą ir vėl tuščiom. Aha, tai sako, kodėl Dievas, kodėl dabar tu čia taip tuščiom varinėjai, tai reikia, sako, sėsk atgaliom, tegu vėl vaga tą varą jaučiai. Tai gerai, sako, tu 2 padarysi daugiau. Pabandė ir šitaip labai gerai išėjo ir dirba ir toliau. Dievas nuėjo, žiūri, šitą merginą audžia. Ir žiūri, kad reikia pakojis mindyti su kojom. Kilnojasi nytis, aš liaudiškais žodžiais sakau, kilnojasi nytis. Ji pasilenkus va šitai numino su rankom ir tada pakeičia nyčių padėtį, permuši skietą ir tada audžia. Sako, kad tu čia vaikį, Dievas sako, labai tu vargsti, tu pabandyk su kojom paspausti ir pasikeistas nyčių padėtis ir tau bus daug lengviau. Tikrai, sako, pabandė ir gerai. Dabar praėjo jau kiek laiką nueis jisai Dievas pas tą vyrą. Kaip sako, sekasi art, sako, žiūriu, kad sako, tu tau geriau išeinu, kaip tu čia sugalvojai, ar kaip čia dabar tau išėję. Tai va, sako, aš taip pariau, sako, bet taip durmavai važinėjau. Vieną užvažiavimo bedėję, toks geras senelis mane pamokina ir dabar aš ariu ir ar man 2 greičiau. Tai va, sako, varkė,
tu dirbsi ir pasilsėsi. Dabar einu pas tą merginą. Einu pas tą merginą audžia. Aha. Tai kaip dabar sakat, šitaip jau dabar taip su kojom ir su rankom, čia jau daug greičiau, jau čia tobulai gaunasi. Kaip dabar tu čia taip išmokai? Kas čia mane mokys, aš pati išmokau. Tas Dievas pažiūrėjo, tai va, saka, anas vyras, tai padirbsi, pasilsės, o tu durnė, tai eisi ir gala nebus. Surviliškio kraštas iki šių dienų ir išlaikęs ir daug žodinio paveldo pavyzdžių. Kalnaberžės kaime gyvenančios pasakotojos dar ir šiandieną mena daug padavimų, sakmių, pasako. O pati didžiausia vertybė, kad jos pasakoja savo tarme, savo kalnaberždietišką šnektą. Gimiau Kalnaberžiai 1933 metais. Nu, tai tokia buvo duonos pasaka. Sakyt, vienas ponas prisisėja javų, rugių. Tie rugiai tokie gražus, bet aš tarmiškai kalbėsiu. Tokie gražus tie rugiai, nu ir dabar eina pažiūrėti rugių. Einu tos varpas, kad didelis kapoja ir jam veidą. Jis supyka, sako, reikia panaikyti, čia negeras augalas. Sušaukė darbininkus. Nupjaukit. Nupjovė tuos rugius, sudėję į krūvus, tokie gražus, vis tiek nepanaikina. Sako, reikia sudaužyti. Daužykit akmenais, pagaliais viskuo. Daužė, pridaužė miltų krūvą. Tiek daug tų miltų, nu, vis tiek nepanaikina. Tas ponas sako, reikia paskandinti. Nu, pilkit į prūdą tos miltus ir paskandinkit. Supila į prūdą. Dainu ant ratojus pasižiūrėti. Išrūga, tešla gražė, to išparava. Nu, vis tiek nesunaikintų. Nieko nebus, sako, reikia sudegyti. Užkurkit laužą. Užkūrė laužą. Tie darbininkai įmu tą tešlą, metų į ugnį, viską sumetė. Nu, įgalvoja viskas tvarko, ateina ant rytojus, žiūri duonus kepaliukai iškepę, tokie gražus, pralaužė, labai skani. Gimiau tarpukario metais, 40 metais. Prisimenu karo laikus, prisimenu, gal miglotai, bet šiek tiek prisimenu jau. Paskui labai gerai prisimenu kolektyvizaciją. Va, iki kolektyvizacijos tėvai ūkininkavo, turėjo savo žemę, sėdavo grūdus ir mes jau vaikai padėdavom šiek tiek darbeliuose. Va, ir aš papasakosiu pasakojimą apie tuos ūkininkų darbelius, va, apie kulimą, va, nes jau viską gerai menu, viskas vyko mano akise. Nu, neteisybė, o gal teisybė, o gal ir tai buvo. Vienas ūkininkas pavasarį pasisamdė berną metam tarnauti. Praėjo vasaros darbymečiai, visi atėjo ruduo, o rudenį, kaip paprastai, pas ūkininkus prasidėdavo kulimo metas. Kūlė tai ne su kombainais, tada kombainų nebuvo, kūlė su tokiom, nu, mažom, senoviškom mašinėlėm. Va, su tokiom mašinėlėm kūlant, grūdų papuldavo visur, ir į šiaudus patekdavo, ir į pelus. Vienas grūdelis įkrito tam samdytam bernui į kišenę. Tas bernas pasiėmė tą grūdelį, nuėjo pas šeimininką ir sako, tu man atiduok ar padovanok tą vieną miežio grūdą ir priimga pas save tarnaut man nors keletą metų. Nu, šeimininkas nieko ilgai negalvoja, matė, bernas per vasarą dirba gerai, visus ūkio darbus moka, dirbti netingi, ir čia dėl to vieno miežio grūdo nebuvo problemų šeimininkų ką nors sakyti. Va. Pavasarį tas bernas tą vieną miežio grūdą pasėjo gaspadinės rasodniką. Tas miežio grūdas išdygo, išaugo bent kelios varpos, tos varpos gražios, va, pilnos grūdų, rudenį, tas bernas tų miežių kūlė reškučias, visai jau turi reškučias. Sekantį pavasarį tas reškučias miežių bernas pasėjo į daržą.
Va, vėl tie miežiai užaugo gražus, jau rudenį bernas prisikūlė sieką tų miežių. Trečią pavasarį jau tą sieką pasėjo galų laukį, va, jau buvo daug, va, tie miežiai vėl augo gražus, ale gaspadinės būta šikščios, va, jai sukirbėjo širdį pavydas, o kam tam bernui tie miežiai, va, dan mūsų žemės, va, sakom, prieš kalėdą, sakom, mes jam sumokam zuplotą, tada taip vadindavo, va, ir viskas, o, ne, jai taip negerai, jinai nenori. Naktį, kai visa šeimyna sumygo, miegojo, va, jinai išsliūkina pro duris, nuėjo tos miežius, išmindė tos miežius, išbraidė, galiausiai atsigulus, išvolioja, suvolioja tos miežius, sulygina su žemė, pasidžiaugia, va, tik nebus bernų miežių. Va. Rytą saulutė patekėjus, klausė to Mėnulė. A tu, sako, nematei, kaip čia dabar, sako, tie berno miežiai pasidarė, sako, ne lietus nelyja, nieko, audros nebuvo, kas tuos išguldė berno miežius. Va, Mėnulis sako, nu, kad kol aš buvau ant dangaus, sako, tai tikrai tie miežiai stovės, tai sako, klausk žvaigždelių, gal jos matė, jos buvo iki paryčių. Nu, saulutė klausė žvaigždžių žvaigždelės, oi, sako, mes matėm, tikrai matėm, augi, sakė, gaspadinė atėjo ir išvolioja. Saulutė sako, o jūs nieko nedarėt? Aš žvaigždelė sako, sako, mes jai pakerėjom biški. Va. Ir pasirodo, tie žvaigždelių kerai nenuėję veltui. Gaspadinė lėkdama atgal į gryčią, užkliuvo už kupstelę, išgriuva, įsibrėžė į koją. Ta koja gaspadinė įbrėžta negyja, sutina visą koją, galiausiai kita koja, galiausiai sutina visą gaspadinę ir jinai numirė. Numirė gaspadinė. Po to atsitikimų liaudyje, nu, atsirado toks posakis, nereikia gerumo kitam pavydėti, pavydas netikras rytojus. Saulutė užtekėja vėl kitą dieną, nulyja lietus, tie berno miežiai atsistoja, auga kaip auga iki rudenį, užauga gražus, tas bernas tų miežių prisikūlė jau daug. Va. Ir sekantį pavasarį bernas tais miežiais apsėja pusę Gaspadorė laukų. Va. Tada Gaspadorius savo šeiminai įsako, va, tada atsirado tas posakis, dėk grūdą prie grūdą, sudėsi aruodą. Dabar su savo kaimynim padainuosiu dainą, kurią dainuodavo mano tėvelis. Jis gimęs nuo Panevėžio krašto, Pasodėlas kaimo. 1898 metais Juška Petras. Oi, saulutė raudonoji, kur tai ilgai užtrukai, už kalnų, už aukštųjų, našlaitėlis raminai, už kalnų, už aukštųjų, našlaitėlis raminai. Bėk čia tuo takeliu, tuo siauruoju takeliu, ir pribėgčiau prie upelio, ten netoli prie miško, ir pribėgčiau prie upelio, ten netoli prie miško. Eičiau miškan, klausčiau medžio, ar nematėt mylimos, žiūriu kvapas, naujas kryžius, parašytas vardas jos. Žiūriu kvapas, naujas kryžius, parašytas vardas jos. 2000 metais Sirutiškio kaime susikūrė folkloro ansamblis, kuris pasivadino Radasta. Ir šitas folkloro ansamblis taip pat garsina savo krašto folklorą
jie dainuoja savo krašto, Sirutiškio krašto senasias dainas. Taip pat jų repertuare yra daug tremtinių bei vėlyvojo folkloro pavyzdžių, tai yra romansų. Žalias ąžuolėlį, kodėl nelapuotas jaunas bernužėlį, kodėl nežinotas jaunas bernužėlį, kodėl nežinotas. Kaip man būtų lapuotam, kad šiaurus vėjelis, kaip man būtų žinotam, gelveilios mergelės, kaip man būtų žinotam, gelveilios mergelės. Oi tėvel, tėveli, tėveli senasai, ženik mane jauną nuo šį rudenėlį, ženik mane jauną nuo šį rudenėlį. Ateina dienelė, nė su kuo kalbėti, ateina naktelė, nėra kur gulėti, ateina naktelė, nėra kur gulėti. Oi sūneli, sūneli, vaikeli, tu turi močiutę žodelį kalbėti, tu turi lovelę, turi kur gulėti, tu turi lovelę, turi kur gulėti. Ant kalno egla, pakalniai migla, ant kalno egla, pakalniai migla, ten vaikščiojo ulevojo jauna panela, ten vaikščiojo ulevojo jauna panela. Atjoj bernelis, atjoj jaunasai, atjoj bernelis, atjoj jaunasai, muštravodams, mandravodams bėra žirgelį, muštravodams, mandravodams bėra žirgelį. Eikšiant panela, eikšiant pas mane, eikšiant panela, eikšiant pas mane, mes abudu pakalbėsim meilų žodelį, mes abudu pakalbėsim meilų žodelį. Neisiu bernelį, neisiu pas tave, neisiu bernelį, neisiu pas tave, šalta rasa, o aš basa, šal man kojelės, šalta rasa, o aš basa, šal man kojelės. Čia tau žiponas, susu kojelės, čia tau žiponas, susu kojelės, kai turėsiu pinigėlių, pirksiu kamašus, kai turėsiu pinigėlių, pirksiu kamašus. Oi tu bernelį, pirkios dėl savęs, oi tu bernelį, pirkios dėl savęs, turiu seną motinėlę, nupirks dėl manęs, turiu seną